Jeigu tau pasakyčiau, surask savo protą, kur pradėtum jo ieškoti? Vieni sako, tai turbūt čia, kiti sako kažkur čia vat, aplinkui. Dažniausiai protas yra ten, apie tai, ką jūs galvojate. Jeigu tai yra galvos sritis, tai taip, protas bus čia. Bet jeigu jūs galvojate ties sąsiuviniu, ties knyga kažkokią skaitote, tai jūsų protas būtent yra čia, susikoncentravęs. Pagalvokite apie savo namų duris, reiškia, jūsų protas jau kur yra? Tenais. Kaip tą suprasti? Iš kur protas žino, kodėl reikia ten būti? Jisai ima vaizdus iš atminties ir tuos vaizdus naudoja kaip erdvę, kurioje gali judėti ir daryti tam tikrus apskaičiavimus. Jeigu pasakyčiau, grįžk į vaikystę, o kur dabar yra tavo protas? Tau 3 metai, kur tu randies? Kažkur tenais, kažkur praeity ir visai kitoje erdvėje. Pasikeičia ne tik erdvė, pasikeičia ir laikas. Apie visą tai ir daugiau mano paskaitose apie protą.